Trumpai apžvelkime, kaip sukuriami nauji dokumentai, kaip atidaromi jau egzistuojantis Photoshop dokumentai arba failai ir kaip tinkamai juos išsaugoti. Norėdami sukurti naują Photoshop dokumentą, pasirinkite iš meniu juostos File, New. Atsidariusiame lange matome gana nemažai įvairių nustatymų, taigi peržvelkime, ką jie reiškia. Name laukelyje galima nurodyti dokumento pavadinimą, tačiau tai nėra būtina, kadangi pavadinimą galėsime nurodyti išsaugodami failą. Kiek žemiau matome Preset. Čia galite pasirinkti norimą dokumento šabloną. Priklausomai nuo pasirinkto dokumento šablono pasikeis Width, Height, Resolution, matavimo vienetai ir taip toliau. Pasirinkime šabloną pavadinimu International Paper. Pastebėjote, jog dabar galime pasirinkti Size, tai yra pasirinktam šablonui būdingus dydžio formatus. Neabejotinai pažįstami formatai A6, A5, A4 ir A3. Keisdami formatą pastebime, kad keičiasi width, ilgio, height, aukščio reikšmės. Jeigu norite kurti dokumentą pagal savo nuostatas, pasirinkite Preset Custom. Matavimo vienetai turėtų būti aiškus. Galima nustatyti matavimą milimetrais, centimetrais, coliais, pikseliais arba taškais ir taip toliau. Tačiau gali iškilti klausimų dėl resolution, lietuviškai rezoliucijos arba tiksliau skiriamosios gebos. Skiriamoji geba yra vienas iš svarbiausių parametrų lemiančių vaizdo kokybę. Ji apibrėžiama taškų kiekių ilgio vienete, dažniausiai colyje, inch. Ir angliškai žymima PPI, pixels per inch, arba DPI, dots per inch, santrumpa. Mums paprasčiau įsivaizduoti matavimą centimetrais, taigi paminėsiu, jog vienas colis yra lygus 2,5 cm. Taškas angliškai vadinamas dviem skirtingais terminais. Skenerio ir monitoriaus pixel, spausdintuvo dot. Paprastai tinklalapių dizainams ir visam kitam, ką matote monitoriaus ekrane, užtenka 72 taškų colyje. Tačiau spaudoje tokios skiriamosios gebos neužtenka. Spausdinių maketams dažniausiai reikalaujama 300 taškų viename colyje. Jeigu spausdinys didelis ir reikia nepriekaištingos kokybės, gali būti ir dar aukštesnė skiriamoji geba. Toliau pažvelkime į Color Mode. Čia galite pasirinkti spalvų modelį ir betų gylį. Apie spalvų modelius plačiai nekalbėsiu, kadangi jau esu parašęs straipsnį pavadinimu Spalvos dizaine, kurį tikrai rekomenduoju perskaityti visiems, dar tik pradedantiems gilintis į dizainą ir kompiuterinę grafiką. Šį straipsnį rasite eGraphic.lt tinklalapyje. Taigi galite pasirinkti RGB, Red, Green, Blue, CMYK, Cyan, Magenta, Yellow ir Key, ar tarkime Grayscale. Tai reiškia, jog dokumentas turės tik vieną spalvos kanalą ir kitų spalvų, išskyrus juodą ir baltą, nebus. Antroji pasirinktis yra bitų gylis. Paprastai sakant, galime nurodyti, kiek bitų spalvinės informacijos bus kiekviename dokumento pikselyje. Kuo daugiau spalvinės informacijos, tuo daugiau atspalvių. Tačiau rekomenduoju naudoti tik 8 bitų gylį, nes didesnio bito gylio jums beveik niekada nereikės, o bereikalingai padidėjęs dokumentų svoris tiesiog neturi prasmės. Taip pat turime galimybę pasirinkti, koks bus sukurto Photoshop dokumento fonas. Galima pasirinkti White, dokumento fono spalva balta, Background Color, spalva, kuri nurodyta įrankių juostoje, ir Transparent, dokumento fonas bus lyg permatomas, be spalvos. Trumpai pademonstruosiu, kaip realiai atrodo šios trys pasirinktis. Pirmą kartą pasirinksiu White. Matome, jog dokumento fonas nudažytas baltai. Dabar pasirinksiu Background Color. Dokumento fonas nuspalvintas mėlynai, kadangi pažiūrėję į įrankių juostą rasime pavaizduotus 2 kvadratus. Viršutinysis rodo, kokia rašomoji spalva – Foreground Color. O apatinis kvadratas rodo, kokia fono spalva – Background Color. Taigi matome, jog kvadratas, vaizduojantis fono spalvą, yra mėlynas. Todėl kurdami dokumentą ir pasirinkdami Background Fill kaip Background Color, žinome, kad dokumento fono spalva bus mėlyna. Paskutinioji pasirinktis yra Transparent. Akivaizdu, kad šiuo atveju dokumentas nenudažytas jokia spalva, o sluoksnių panelėje vienintelis sluoksnis tuščias. Visą tai detaliau nagrinėsime kitose vaizdo įrašuose.
Grįžkime į naują Photoshop dokumentų kūrimo langą ir peržvelkime dar vieną funkciją, kurią aš noriu paaiškinti. Be jau egzistuojančių dokumentų šablonų taip pat galite išsaugoti savo šabloną paspausdami mygtuką Save Preset. Nurodykite šablono pavadinimą ir pasirinkite, kokias nuostatas išsaugoti naujame šablone. Pavyzdžiui, dokumento matmenis, skiriamąją gebą ar spalvų modelį. Norėdami ištrinti išsaugoti dokumento šabloną, jį pasirinkite ir paspauskite mygtuką Delete Preset. Atsidarys langas, kuriame turite patvirtinti arba atšaukti šablono pašalinimą.